Tikriausiai kiekvieną detalę kuriant labai galvoju apie tuos namus, susipažįsti su užsakovais, klientais, išklausai jų lūkesčius, susipažįsti su jų gyvenimo būdu, ritmu ir ta detalė yra kuriama būtent tam žmogui. Aišku, svarbiausias dalykas yra funkcionalumas, ergonomiškumas, kad būtų patogu, kad tu neitum, nesidaužytum į kampus, kad būtų malonu atsiremti, jeigu reiktų. Dirbau Lietuvoje laisvai samdoma darbuotoja ir paskui išvykau į Londoną 2 metams stažuotis. Turėjau nemažai praktikos su garsiais architektais, turėjau nemažai projektų, tiek komercinių, tiek privačių. Ir iš tikrųjų, būdama dar Londone, supratau, ko aš iš tikrųjų siekiu, ko aš noriu, turėjau tikrą planą, tiek ant popieriaus, tiek savo mintise ir iš tikrųjų susidėliojus viską, nusprendžiau viską palikti Londone, grįžti čia ir atidaryti savo interjero studiją. Sakyčiau, čia yra interjeras skandinaviškas, tikrai daug medžio, jokių plastikų nepamatysite, jokių metalų, metalinių paviršių tikrai nepamatysite. Viskas tikrai yra natūralu, šilta, šviesu. Ir tikriausiai skandinaviškas daugiausiai atitinka mano charakterį. Tai yra natūralu, šviesu, tai yra daug medžio, kaip minėjau, ir matyt dėl to pasirinkau tiek interjero detalių, tą patį stilių, tai yra skandinaviško, jaukų, šiltas. Praktikoje tikrai daugiausia užima tie moderni klasika, kas iš tikrųjų, matyt, man yra per daug modernu ir aš, kaip sakau, tai yra 3-5 metam. Aš sakyčiau, reikia kurti interjerą, kuris tęstųsi 10 metų ir jis būtų lygiai taip pat įdomus tavo draugams ir svečiams, kurie ateina. Šiaip man pačiai labiausiai tikriausiai imponuoja, kaip minėjau, skandinaviškas, bet su kažkokiom retro detalėm, vintažiniai kažkokie elementai, atsiranda kažkokie papildomi segmentai, faktūros, kažkokie sendinti paviršiai, tai matyt man yra labiausiai mylimiausia. Čia buvo tikrai netvarkingas visas interjeras, tai buvo plytelės, buvo Armstrongo lubos sudėtos ir jos tikrai netitiko koncepcijos, interjero studijos koncepcijos. Ir man teko viską gerai pagalvoti, kaip perdaryti, kad viskas dėrėtų tarpusavį. Ir kiekviena, tarkim, ta detalė, kiekvienas segmentas esantis, jisai dėrėtų tiek pas mane studijoje, tiek pas užsakovą namuose. Kaip ir matot, čia yra radiatorius, kuris įkritęs į grindis. Ir man teko gerai apgalvoti, kaip paslėpti tą įkritusi radiatorių. Ir mano sprendimas buvo, aišku, remiantis skandinaviškų interjerų, padaryti gražią medinę kažkokią tai kaip dangą, kažkokią uždangą, bet tiesiog reikėjo, kad tas radiatorius skleistų šilumą. Tai aš padariau tokias kaip ir groteles, galima tai pavadinti. Taigi šitie staliukai tikrai yra skandinaviško dizaino pavyzdys. Tai yra iš natūralių medžiagų, naudotas medžio masyvas, ąžuolas, beicuotas. Fanierinis paviršius tikrai gali dėti šiltą, karštą, šaltą, drėgmei atspari, jinai yra laminuota. Atsparumo prasme jinai yra tikrai tvirta ir šitas staliukas tikrai turėtų labai būti funkcionalus jūsų namuose tikrai. Jeigu matėte, tarkim, mano studijai buvo kavos staliukai, komodos, lentynos, tai yra daugiau mažiau kažkoks, tai yra matytas kažkur pavyzdys. Tačiau šitie inkiliukai, aš sakyčiau, tai yra visiškai mano firminio stiliaus pavyzdys, tai yra lakoniškas, yra tikrai puikia konstrukcija, tai yra vieno lakšto konstrukcija, yra tiesiog išfrezuota, išimta faniera, suklijuota į daug sluoksnių ir tiesiog gautas tas storis, tas gylis tos lentynos. Inkiliukas iš tikrųjų turi ir stogelį, turi ir vidinę lentyną, atsiranda, tarkim, knygą paskaičius vakare, tiesiog ją, kad nepamirštum puslapį, kurį skaitai, uždengi kaip stogelius, vadovaujasi kaip ir žaisminga detalė. Kaip šnekėjom apie tą komodą, jinai iš tikrųjų yra panaudotos 3 medžiagos, tai yra laminuota plokštė, faniera ir ąžuolas, medžio masyvas. Vėlgi drąsiai nebijoju, jungiu šitas 3 medžiagas, kas iš tikrųjų yra daugam neįprasta, kaip galima maišyti jas, aš jas drąsiai maišiau. Vidiniai tie segmentai, jie yra iš tikrųjų iš fanieros ir aš stipriai vengiau visų detalių, kaip pavyzdžiui varžtai, tvirtinimo kažkokie dalykai. Aš stengiuosi supjauti 45 laipsnių kampu ir suklijuoti juos. Jie yra tvirti, jau galima šokinėti, galima žaisti, naudoti kaip kavos staliuką, galima kaip lentyną panaudoti, jeigu, tarkim, išimam kelis segmentus, galima kažkokius tai ar dėžutę susidėti, reikalingus būtinius dalykus. Tai yra pakankamai praktiška, sakyčiau, ir funkcionalu. Kadangi tikrai esu didelė gerbėja natūralių paviršių, kaip minėjau, labai patinka veltinis.
mėgstu medvilnę ir, tarkim, tie patys gobelenai, kurie turi puikų atsparumą, tai aš šios gobelenus panaudojau šitose sėdmaišiuose, kaip matot. Šitie raštai, faktūros, manau, kad puikiai dera tiek mano studijai, tiek derės, tarkim, ir pas užsakovą namuose. Yra mėgiami tiek suaugusių, tiek vaikų ir žaismingi, tu juos gali, kaip matot, turi rankeną, tu juos gali nešiotis, tau nebūtina imti, tarkim, už tos medžiagos, netyčia nepataikyti ar kažką, tiesiog su rankena tu jį persikeli kitą norimą vietą. Pagalvėlių idėja atsirado, bekuriant savo pačios interjerus, atsirado poreikis tų kažkokių įdomių formų, pripratę, aišku, mes prie tų tokių kvadratinių, standartinių formų pagalvėlių, norės kažką tokio atrasti šilto, mielo. Kaip matot, naudoju lygiai taip pat, užtrauktukų nėra, visur naudojamas medinės arba aptrautas sagutės, jos lengvai galima nuvilkti ir skalbti, tai yra natūrali medvilnė, irgi šilta, jauku. Manau, kad žmonėms turintiems alergiją tikrai neturėtų kilti problemų. Tema su raidėm gimė iš tikrųjų, kai atsirado šitą lentyną iš tų pagaliukų. Aš galvojau, kažkaip norėtųsi kažkuo papildyti, kažkuo pabrėžti. Prie tos pilkos sienos kažkaip norėtųsi pastatyti kažką tokio, kaip interjero kažkokių detalių. Taip gimė šitų raidžių idėja, tai irgi vėlgi skandinaviško dizaino pavyzdys. Skandinavai labai mėgsta, tarkim, užšifruoti pirmasis vardo raides, pastatyti N tarp jų ir, tarkim, tai yra miela, šilta. Bėgau, vengiau nuo standartinių formų, norėsi kažką atrasti nestandartinio, norėsi, kad būtų kažkas žaismingesnio galbūt. Nes pripratę tikrai tos brašvius, tuvus, gaubtus matyti, norėsi tiesiog plokštumą, galiai išfrezuoti, palikti vietą ledui. Aišku, jinai galbūt nėra kaip skaitimo lemputė, jinai yra dekorinė, bet, tarkim, viršų svetainės komodos arba viršų, tarkim, vaiko lovytės, tai puikiai vadovaujasi kaip šviestuvas, taip. Atsirado šitą interjero studiją, jinai gimė, bet aš kažkaip ties to, manau, nesustosiu. Iš tikrųjų turiu planų ir iš tikrųjų ne tik Lietuvoje, planuose yra tikrai ir jau atsiranda užsakovų, tarkim, tam pačiam Londone. Galbūt jie, tarkim, vakariečiai, jie labiau netgi vertina tą visą mūsų skandinavišką dizainą, bet kažkaip labai linkstu prisijaukinti ir lietuvius, žinoma.